Sveiki, čia mes Pilijoną kalbam. Ir mes šį reportažą pranešėjai Adrija ir Karolis. Balandžio 21 dieną Pačiūnų Sodi Hall 11 klasės mokinys Nojus Grigaravičius su komanda laimėjo 6 vietą iš 24 komandų. Praeitą penktadienį 6 klasės mokinė Auksė Grimalauskaitė su Time to Show šokių studijos Juniors grupe dalyvavo respublikinėme šokių konkurse Šokių šokas Radviliškyje ir laimėjo Grand Prix. Štai interviu su merginomis, kurios dalyvavo šaudymo konkurse. Esu Jonas iš Pilijonos gimnazijos ir šiandien apklausiu Luknę ir Silviją. Girdėjau, jos buvo šaudymo konkurse ir užėmė 3 vietą. Kaip jums sekėsi? Iš tikrųjų sekėsi labai gerai, nes kaip tu minėjai, užėmėm 3 vietą iš 8 Kauno rajono mokyklų. Gavom daug patirties ir tikrai tikėkime, kad galėsime dar kartą išbandyti, jeigu bus tik tai šansas. Dabar mūsų žurnalistas apklausinės mūsų mokyklos mokinius. Dabar esu su Laurina ir kaip tau sekasi mokintis po tokį savo šiltį? Oi, tikrai nelengva. Sėdėti tose pamokose, kai iš lango šviečia saulė, tikrai karšta, tikrai sunku susikaupti, bet kai pamatau mokytojų rūsčius veidus iš karto, sprendžiu, kad geriau nekreipti dėmesio į saulę, tiesiog mokintis, bet tik labai sunku. Tai kaip sekės dirbti per tokius karštus orus? Jonai, turiu tau patarimą. Palauk. Profesionaliau atrodys. Reikia. Aš palaikysiu, jeigu gėdinės. Per tokius orus dirbti sekasi puikiai. Mano pusėje nešviečia saulė, nėra labai karšta, žydi gėlės, plevena šiukšlių maišai. Darbas einasi gerai. O kaip jums su mokslais? Per karšto taip mokintis biškį. Atgal kelias. Taip pat norime pasveikinti visus su tarptautinė šokių diena. Ir linkime visiems smagiai pasišokti. O galėsi gėlės nufilmuoti, kaip pasakys žiopą? Ar ne? Nu ne, paskui kai sakys kaip sekasi, tu gerai, man gėlė žydi tą, na, parodysi, šiukšlių kaip laikstu. 3, 2, 1, action. Gerai, tai kaip sekasi dirbti per tokius karštus orus? Jonai, turiu tau patarimą. Imk, rimčiau atrodysi. Arba aš galiu palaikyti, jeigu tau tai bus drąsiau. Per tokius orus dirbti sekasi gerai, nes mano pusėje nešviečia saulė, tik žydi gėlės, plevena šiukšlių maišai ir viskas puikiai. Gal jums reikėtų naujos vedėjos? Gal jums reikėtų naujos vedėjos? Sakykit apie gėlės. Tik jau sakiau. Ne, nesakėt gėlės. Sakiau, žydi gėlės plaiktus su maišai. Iš naujo. Ko? Užrakink, čia draskys duris, tas vis tiek nors. O! Jeigu draskys duris, iš naujo filmuosim. O draskys? Neinu, negaliu. Nu, galit pradėti. Pažiūrėt, kojas nesimatytų. Tu filmuok iš mano gražesnės pusės. Aš įtraukus visą laiką būsiu pilvą. Kad ir tai baisiai atrodo. O čia jau įtraukus, įsivaizduoju, kad neįtraukus būčiau. Kiek šiais jau trečią. Nesimato, ko jau gerai. Viskas gerai. Šaunaliukas. Viskas gerai. Aš man nesisekė, aš vakuoju. Zutė, tu mažas mano.